Krekenavos regioninio parko išskirtinis bruožas – raiškus terasinis Nevėžio senslėnis su natūraliomis pievomis ir daugybė senvagių bei jų liekanų. Betarpiškai prie jo prigludęs ledynmedžio tirpsmo vandenų suformuotas lygumų kraštovaizdis. Kalbiname Krekenavos regioninio parko direkcijos vyriausiosius specialistus Liną Jozaitienę ir Julių Auglį, taip pat muziejininkus Audrių Daukšą ir Dalią Mikalauskienę. Mes esam Krekenavos regioninėme parke. Krekenavos regioninis parkas įsteigtas išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybės. Išskirtinė šio krašto vertybė – Nevėžio paslėnis su natūraliomis pievomis, daugybė senvagės liekanų, kai kur lygumas paįvairinantis miškai, užpelkėtos vietos bei besiraičiantis upeliai. Mūsų kraštas didžiuojasi tuo, kad turime Bakainių piliakalnį, Upytės piliakalnį, Burvelių piliakalnį. Mūsų kraštuose gyveno ir kūrė liaudies menininkas Vincas Svirskis, mūsų kraštams palikęs daugiau kaip 200 unikalių medinių kryžių ir koplytstulpių. Todėl Svirskio kryžius pažymėtas ir mūsų emblemoje. Unikalus mūsų krašte yra ir Pašilių stumbrynas, stumbras taip pat mūsų emblemoje. Mūsų krašte Vadaktėliuose gyveno ir kūrė Juozas Tumas Vaižgantas, Stultiškiuose Vėjo malūne įkurtas Linų muziejus. Mūsų kraštą mėgsta turistai. Pas mus keliaujama pėsčiomis, dviračiais, Nevėžio upe baidarėmis, valtimis. Kasmet sulaukiam gausybę lankytojų iš visų kraštų. Džiugu, kad lankytojai sąmoningėja, mažiau palieka šiukšlių, kultūringai elgiasi gamtoje, bet visgi kasmet pastebima ir nedarnaus elgesio gamtoje liekanų. Tai išvažinėti piliakalniai motociklais, keturračiais, paliekami sudarkyti lankomi objektai, poilsiavietės. Taigi tikimės lankytojų ir jų kultūringo elgesio. Esam Ustronėje, Juozo Tumo Vaižganto ir knygnešystės muziejuje. Čia maždaug prieš 100 metų gyveno ūkininkas Povilas Vidugiris. Jis garsėjo kaip sodininkas. Kaip žinia, tuo metu sodų buvo mažai Lietuvoje ir čia didžiuliai teritorijoje buvo užveistas sodas. Povilo Vidugiriui reikėjo kažkur laikyti tas gėrybės ir todėl buvo pastatytas šis svirnas. Svirnas buvo apšiltintas. O caro laikais, spaudos draudimo laikais, čia buvo knygnešių slėptuvė. O čia mes matom garsius Garšvių knygnešių draugijos knygnešius, knygnešių galeriją. Ir galim didžiuotis, kad tai draugijai priklausė ir Jurgis Bielinis. Čia matom žymiausias Lietuvos knygnešys. Nuo 1902 metų gegužės mėnesio iki 1905 metų gruodžio mėnesio čia maždaug už 2 kilometrų Vadaktėliuose gyveno ir kunigavo žymus mūsų rašytojas, klasikas Juozas Tumas Vaižgantas. Vaižgantas čia negyveno toje sodyboje, jis tik čia lankydavosi, ateidavo į svečius pas ūkininką Povilą Vidugirį, jam čia labai patiko. Ir jis pasiprašė, kad tame namelėje antram aukšte jisai galėtų rašyti. Aišku, ūkininkas maloniai sutiko ir čia buvo Vaižganto kūrybos vietelė. Mes esam Krekenavos regioninio parko Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje ir šiuo metu žvalgomės po kūriamą Nevėžio senvagių pažintinį taką, kuris apima vieną iš svarbiausių Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinio dalių, tai senvagių fragmentas su natūralių pievų bendrijomis. Apie gamtinės vertybės kalbant, tai čia
Nevėžio slėnyje sutinkami vandens gyvūnai, ūdros. Pievose aptinkamos kai kurios labai įdomios retos vabzdžių rūšys. Viena iš tokių yra juodasis apolonas, tokia specifinė labai įdomi rūšis, priklausoma nuo vieno mitybinio augalo, tai rūtenio. Pavasarį Nevėžio slėnis labai pasikeičia, nes dažniausiai įvyksta ryškūs potviniai. Čia viskas užliejama tarsi vienas didžiulis ežeras. Tai čia vėl pasikeičia visa gamta, ne tik tai ta prasme, kad čia užliejamas vanduo, bet susirenka migruojantys vandens paukščiai. Vėliau juos pakeičia kiti vietiniai, tai čia tokie, pavyzdžiui, rūšis griežlė. Jeigu kalbant apie kitas teritorijas parko miškus, tai čia mes sutinkam tokias irgi tipiškas rūšis, kaip juodasis gandras, mažasis erelis rėksnys, vapsvaėdis, gana didelė genių įvairovė, tame tarp ir tokios retos rūšis kaip baltnugaris genys, vidutinysis genys, meletos, juodoji tokia jau visai paplitusi, pilkoji, gan tokia reta rūšis įdomi. Taip pat iš žvėrių, kiek mažiau briedžių dabar, bet šiaip stirnos, šernai, tai čia yra vyraujančios rūšys, introdukuoti danieliai laisvi gyvena. Na ir žinoma stumbrai, kur Lietuvoje pagrindinė čia jų veisimosi vieta, galima sakyti, Krekenavos regioninis parkas. Jie gyvena tiek miškuose, tiek laukuose. Esam linų muziejui. Muziejus mūsų yra įsikūręs senam Malūne. Malūnui yra 130 metų. Muziejus senas irgi įkurtas 75 metais, tačiau 75 metais buvo mokslinis muziejus įkurtas. O dabar nuo 96 metų yra jisai etnografinis muziejus, kadangi nepriklausomybės laikais buvo atsiradęs Malūno savininkas ir savininkas Malūną muziejų išardė, Malūną atsiėmė ir nuėjo kažką ten kurti, daryti, bet nieko nesugalvojęs, Malūną pardavė rajono savivaldybei, todėl 1996 metais įkurtas etnografinis muziejus, kuriame turistai gali susipažinti su senoviniu lino darbu. Mes čia minam linus, brukam, šukuojam, kiekvienas gali pabandyti šitą darbą, paskui pasidžiaugti produkciją, kurią gauna iš linų, susipažinti su senoviniais buities rakandais. Muziejus labai lankomas, turistų atvažiuoja iš visų kraštų, pavasarį, rudenį ypatingai mokiniai, o vasarą ir žiemą jau tada užsienio turistai, svečiai, šeimynos. Vienu žodžiu, lankomas visokio amžiaus žmonių, ir mažų, ir didelių, ir senų, ir jaunų, kokie tik tai nori. Visi randa čia užsiėmimą, atpažįsta kai kuriuos daiktus, kada padovanotus muziejui arba paaukotus. Nu, taip ir gyvenam. Mes esame Upytės piliakalnyje. Upytės piliakalnis ir čia stovėjusi pilis minima jau 13 amžiuje. Rašytiniuose šaltiniuose minima Livonijos ordino nuniokotos žemės aplinkinės, o apie šią pilį ir apie šią vietą nieko neužsimenama. Veikiausiai ši pilis buvo neįveikiama kliūtis priešų puldinėjimams. Mes esame Bakainių piliakalnyje. Bakainių piliakalnis yra krantinio tipo. Jį iš 3 pusių juosia Liaudės upelis, šiaurinę dalį saugo pylimas. Tokia gerai įtvirtinta piliavietė mini 1372 metais archeologas Liudvikas Čivickis. Ir jis būtent mano, kad
čia buvus Eigintų pilis. Kiti tyrinėtojai šią vietą tapatina su šaltiniuose minimais sosiais. Pasak legendos, Bakainių piliakalnis supiltas žuvusio vado garbei. Buvusio mūšio vietoje žmonės nešė kepurėmis žemes ir supylė didelį kalną. Parko lankymo taisyklės. Parko lankytojai turi teisę statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtuose ir tik tam specialiai įrengtose informaciniais ženklais pažymėtose vietose, stovyklavietėse, poilsiavietėse, važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka, statyti transporto priemonės tam tikslų įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai. Žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų. Uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles, laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos ir kitų teisės aktų reikalavimų. Plaukioti parko vandens telkiniuose mažomis plaukiojimo priemonėmis, laikantis aplinkos ministro patvirtintos mažųjų plaukiojimo priemonių naudojimo tvarkos. Parko lankytojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus, vertybės, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti kitų gamtos išteklių naudojamų teisių bei interesų, tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją. Ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas. Mokomose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims. Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamai ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs. Pastebėję gaisrą jį užgesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą nedelsiant pranešti prieš gaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei ir parko direkcijai vietos savivaldos institucijai. Apie pastebėtus gamtos ir kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ir kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai, parko direkcijai. Vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku, valdytojų ar naudotojų. Nardyti su nardymo įranga parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija. Plaukioti savaeigėmis transporto priemonėmis išskyrus vandens motociklus, parko akvatorijoje leidžiama tik raštu suderinus su parko direkcija.